Savirealizacija. Kas tai yra? Tokia būsena, kad būtų žmogus laimingas. Nes jeigu savęs nerealizuos, aš manyčiau, tai laimę sunku bus pasiekti. Nes jau vienas toks dalykas yra poreikiai žmogus ir pagal poreikius. Svarbiausia apačioje yra maisto reikia, ne? Vandens. Vat kad šilta būtų, pinigų, ten visko. Paskui iš tiesų eina bendravimo. Aš čia taip sutrumpintai, kad bendravimo, būtinai reikia bendravimo. Bet bendravimo nebus laimingas. Paskui, kas dar tenai, tobulėjimo gali būti, visokių dar tų poreikių yra. Bet vienas iš tų svarbiausių save realizuoti, tai taip, kad tu jaustumės patenkinta savo veikloj, kad dirbtum tokį darbą, kurį faina dirbti, smagu dirbti ir kad jį atrastum, kad nesikankintum darbe, o kad tau būtų tiesiog gera eiti darbą. O tiesiog gera, kad tu ne vien pinigus uždirbi, ne? Bet tu dar ir darai kažką, kas tau patinka. Nes kiek darbe mes laiko praleidžiam? 8 valandas mažiausiai per dieną. Kiek lieka? Užtat tikrai labai svarbu tą atrasti, kur mes galim save realizuoti ir dėl pasitenkinimo, dėl psichinės gerovės galim būtų sakyti.